labai didelis gėris, tai visata kalbasi su mumis per skaičius. Tai sveiki visi, kurie prisijungia. Labas Sandra, dabar ką tik įsijungia. Mes jau pradėsim gal tada šitą zoomą, kad, kaip sakyti, kuo greičiau pradėti ir kuo greičiau baigti, kad visi reiškia, galėtų eiti toliau daryti savo darbus. Tai mes dabar trumpai pristatysiu mano mentorę, geriausiai žinančią šitą kompaniją ir šitos produktus, tai yra gerbiama Jolanta. Ir jinai šiandieną mums papasakos apie visą tai, kas yra Fitline, kas yra šitie produktai ir kaip galima iš to daryti ir verslą. Ir verslą daryti online, kas mano atveju tai yra superinis dalykas. Laisvė. Tai gal aš iš karto tada ir perduodu žodį Jolantai, ir tada judam į priekį. Tiesa, dar vienas, atsiprašau, momentas, ko nepasakiau, kad po viso to, reiškia, Zoomo gale, paskui yra momentas, kada uždavinėti klausimus galėsime ir tuos klausimus, jeigu kažkokie tai kils, tai gal užsirašykite, ne, ir paskui gale Zoomo užduosime tos klausimus ir išsiaiškinsim viską iki galo, kas kam, kur kas yra neaišku. Ar teisingai galvoju? Taip dariau, viskas gerai. Tai labas vakaras, mėlieji, labai smagu sveikinti su jumis iš šiltos Maljorkos. Aš esu Jolanta Pileckienė, man tuoj neužilgo bus 42 metai. Pusę savo suaugusio gyvenimo aš praleidau su tinkliniu marketingu ir šiandien noriu jums tiesiog pristatyti ir patį Fitline produktą ir PM International kompanijos galimybės. Mes užtruksime panašiai 25 gal minutės, tai plius minus, dėl to, kad tokios trumpos ekspres prezentacijos, kad būtų ir produktas, ir galimybės, aš nedariau. Aš žinot, esu mėgstantis žmogus pakalbėti, tai aš tenksiuosi būti labai lakoniška, labai konkreti. Ir po to, be abejo, jeigu jums bus kilę kažkokių klausimų, tai tikrai mes mielai kviečiame jums jūsų kelti rankas, jeigu mokate Zoom'e pakelti ranką ar parašyti, ar įsijungti mikrofoną ir tiesiog užduoti klausimą. Mes tikrai atvirai viską atsakysime, be jokių užuolankų, kas ir kaip. Tai aš dabar pasileidžiu tiesiog prezentaciją, kad jums būtų ir vizualas, ir kad jūs matytumėte. Matosi, Jolanta, viskas gerai? Taip, matosi, tik tai aš noriu paleisti kaip... F5 paspausk. Taip, sekundėlę. Čia aš per PDF pasileidau berods. Va. Dabar matosi viskas. Tai gerai, tai iš pat pradžių. Pati aš praleidus 20 metų grožio ir sveikatinimo srityje ir esu ne naujokas ir, žinote, prieš daugiau negu 2 metus, 2 metai ir 2 mėnesiai, kai aš susipažinau su šituo prekiniu ženklu, aš buvau mačiusi daug skirtingų produktų ir tikrai netikėjau, kad yra kažkoks tai stebuklas, kuris gali, žinote, ten per pirmą parą tau duoti rezultatą. Ir aš esu tas žmogus, kuris mėgstu išbandyti, aš mėgstu pati savo kailiu patirti, kas tai yra. Ir man buvo labai didžiulė nuostaba, kad po tiek metų, sakykime, vartojimo maisto papildų ir apskritai tokios galbūt ir sveikesnės gyvensenos propaguotojos, aš į 4. parą pabandžiusi Fitline gavau savo rezultatą. Ir kai aš pradėjau domėtis, kiek žmonių gauna rezultatus su šito produktu, aš supratau, kad tai yra aibė žmonių ir mes turime netgi specialias tokias grupės, kuriuose jūs galite patys pamatyti gyvų žmonių atsiliepimus su šiuo produktu. Ir kas įdomiausia, kad šitie žmonės, kuriuos jūs matote atsitiktinai parinktos nuotraukos iš mūsų atsiliepimų grupės, tie žmonės, jie vartoja realiai bazinę programą. Bazinė programa tai yra 2 produktai, ryto ir vakaro kokteilis. Tai mane labai nustebino, kad labai paprastas pats konceptas ir visi žmonės gauna savo rezultatą. Tai yra produktas kaip skaneris, jisai papuola į žmogaus organizmą, skanuoja, randa vietą, kurią reikia tvarkyti ir tiesiog veikia labai individualiai. Kažkas su produktu jaunėja, kažkas su produktu meta svorį, kažkam susitvarko dermatitai, psoriazės, alerginės reakcijos, pas kažką gerėja
odos atspalvis, pas kažką pradeda augti nauji plaukai ir taip toliau. Tai yra skirtingi rezultatai su tais pačiais 2 produktais. Kodėl? Dėl to, kad produktas jisai iš principo toksai kaip skaneris ir jisai atranda vietą, kur reikia tvarkyti. Šalia paprastų žmonių mes turime iš tikrųjų vieną unikalią grupę žmonių, kurie yra profesionalūs sportininkai ir tai yra ir olimpiniai čempionai, ir pasaulio čempionai. Šiai dienai virš 10 000 profesionalių sportininkų vartoja šitą produktą ir vienas iš paskutinių tokių, sakykime, sutarčių ir sandorių su kompanija ir būtent sporto viena asociacija, tai yra ATP, tai yra aukščiausio teniso lygio toksai organizatorius, taip, tai jisai irgi ką daro, jisai realiai dabar yra mūsų partneris ir taip pat prie ATP mes galim matyti ir Fitline ženkliuką. Tai yra aukščiausio lygio sportininkai, kurie praeina dopingo kontrolę, kurių rezultatus stebi visas pasaulis, jie šitą produktą irgi pripažįsta ir tai yra ne tik pavieniai sportininkai, bet ir sporto asociacijos. Čia aš noriu parodyti tiesiog savo nuotraukas, aš visus kviečiu, jeigu jūs pradėsite vartoti produktą, tiesiog pasidarykite įdomumo dėlei nuotraukas ir tai yra pirmoji nuotrauka, kai aš tik tai pradėjau vartoti produktą, antroji prieš maždaug metus daryti ir dabar jūs mane ekrane irgi galite matyti, ką aš pati stebiu ant savo organizmo, organizmas jaunėja. Jisai suka laikrodį atgal. Kodėl? Dėl to, kad skystas produktas, jisai patenka į ląstelę, duoda jai visą tai, ko reikia ir organizmas jisai pradeda atsistatinėti, nes valosi ląstelės, nes jos maitinasi, joms padeda produktas regeneruotis ir iš tikrųjų mes matom rezultatą ir išorėje. Ne tik, kad jaučiam rezultatą, nes žinot, jausti mes galim daugą, bet kai mes matome tai savo akimis, tada be abejo tas įsitikinimas, kad produktas veikia, yra žymiai tvirtesnis. Iš tikrųjų, jeigu jūs esate jau tas žmogus, kuris vartoja kažkokius maisto papildus, o galbūt dar nesate tas žmogus, tai aš manau, kad vis tiek pasaulis juda link to, kad šalia mūsų maisto mums būtinai reikės vartoti papildomą maitinimą. Tai yra 2 alternatyvos, yra kapsulės tabletės, yra skystas papildomas maitinimas. Ir šiai dienai netgi Nacionalinis sveikatos institutas jis irgi teigia, kad skystas papildomas maitinimas yra nuo 5 iki 9 kartų netgi efektyvesnis negu tabletuotas, kapsuliuotas papildomas maitinimas. Ir šiandien jūs išgirsite, kuo ypatingas Fitline ir kuo jisai išsiskiria iš visų kitų rinkoje, dėl to, kad, žinote, dirbti su unikaliu produktu yra tikrai smagiau ir lengviau. Dėl to, kad kai tu turi kažkokį unikalų produktą, tai daugeliu žmonių vis tiek žvilgsnis jisai krypsta į tave. Ir va čia jūs matote NTC, tai yra maistinių medžiagų transportavimo konceptas, kurio pasižymi šitie produktai. Kas tai yra? Tai yra skysta forma, kuri yra žymiai efektyvesnė, maistinių medžiagų koncentracija kraujyje pasiekiama žymiai greičiau negu tabletėmis, kapsulėmis. Čia jūs galite rasti mišinius, tik tai mišinius jūs nerasite atskirai vitamino C, B, D ir taip toliau, kaip žmonės yra įpratę naudoti atskirus produktus. Ir kompanija dirba ne tik su šiuolaikiniam technologijom, jinai dirba ir dar su ajurvedos žiniomis, su Tibeto medicina, kinų medicina ir savo produktuose naudoja ajurvedinius prieskonius, kurie yra kaip boosteriai arba kaip katalizatoriai. Ką jie daro? Jie skatina, kad vaisių, uogų, daržovių koncentratai jie dar geriau pasisavintų mūsų organizmo. Viskas yra apie įsisavinamumą. Aš visada mėgstu sakyti, jeigu jūs suvalgėt obuolį, tai obuolio vertė yra lygi tiek, kiek jūsų organizmas sugebėjo pasisavinti maistinių medžiagų iš to obuolio. Jeigu nepasisavino dalies, vadinasi, to obuolio vertė jinai krenta. Tai va čia mes turime mišinius, kurie yra sinerginiam veikime, tai yra holistinis požiūris į patį produktą ir į mūsų sveikatą. Ir trečias dalykas iš šito skaidrės, tai yra tai, kad kompanija jinai turi technologijas. Tai yra svarbu, ką mes įdedam į produktą. Ten morkų koncentratas, gervuogių ekstraktas, brokolių ekstraktas ir taip toliau. Bet esmė tame, kaip yra dar apdorotos šitos medžiagos, kad jos neprarastų savo maistinių medžiagų ir kaip jos apdorotos, kad mūsų organizmas jisai sugebėtų jas pasisavinti, maksimaliai pasisavinti. Ir buvo daryta daug tyrimų, kompanija dirba su 7 universitetais ir tyrimų metu buvo įrodyta, kad produkto įsisavinamumas yra 95-98%. Tai yra maksimalus. Netgi Nacionalinis sveikatos institutas, jisai teigia, kad 90% čia yra limitas. Tai žinokit, Piemas su Fitline produktu jisai tą limitą dar padidino.
Tai lygiai taip pat kaip sporte, taip, kažkas nubėga 50 metrų per 9 sekundės, o kažkas gali ir per 8 nubėgti. Tai va, PM-as jisai lenkia rinką ir pagal analitikus šiai dienai rinka lenkia 15 metų pagal savo inovacijas, įsivaizduokit. Be to, dar vieną tokį dalyką noriu pasakyti, nes daug kas galvoja, bet produktas buvo sukurtas, tai produktas kūriamas 32 metus jau Vokietijoje. Ir galvoja daugelis, kad sukūrė prieš 32 metus ir jisai toks yra. Ne, kiekvienais metais būna kažkurių vienų ar kitų produktų atnaujinimai, kadangi mokslas ir žinios jos nestovi vietoje. Ir pats produktas jau 23 metus jisai patenka į inovatyviausių produktų apskritai lentyną Vokietijoje. Tai yra produktas, kuris nuolatos tobulinamas ir jisai nėra toks kaip užvakar arba kaip vakar. Taip, mes netgi kai kurių niuansų patys net nežinome, bet jeigu jūs būsite mūsų partneris, tai be abejo per konferencijas, per tarptautinės konferencijas jūs apie tai girdėsite. Dabar žiūrėkite, koks įdomus konceptas. Produktas tai yra rytas ir vakaras, taip? Jums nereikia atskirų kažkokių tai produktų dienos net metu. Jūs realiai turite vieną produktą ryte ir vieną produktą vakare ir jūs su tuo produktu galite padengti 80% reikalingų jums medžiagų kiekvieną dieną. Va čia jūs matote optimalų rinkinį, tai yra bazinė programa, tai yra ryto ir vakaro kokteilis, kuriuose yra, jeigu čia paskaičiuosite 12, 28 ir 11, tai yra virš 50 natūralios kilmės ingredientų. Ir įsivaizduokite, jie yra taip sudėti, kad jie veikia sinergiškai. Tai reiškia vienas kitą skatina, kad įsisavintų geriau. Kas yra ryto kokteilis? Tai yra Basicas su Activizu arba Poweris. Aš vartoju pati, tie, kurie esate truputį tinginiai, tiesiog jūs tingėsite sudėti 2 produktus į vieną stiklinę, tai galite vartoti Power kokteilį. Tai yra, žinot, ryte atsikėlė, pasidarei, įsitirpinai į vandenį, viskas, tavo dienai, tai yra tos medžiagos, kurios ką daro. Jos stiprina imuninę sistemą, jos padeda prižiūrėti žarnyną, kas yra labai svarbu, jos duoda energijos visai dienai ir koncentraciją, taip pat atsako už mūsų apskritai netgi nervinę sistemą ir ką mes pastebėjom ir daugelis netgi vartotojų pastebi, kad su šitais produktais gerėja ir stiprėja atsakas į stresą. Nes mūsų nervai tai yra tokie kaip laideliai, kurie turi būti apvilkti izoliacinę medžiagą. Ir Activize, tai yra rytiniam kokteilyje, tai yra medžiagos B grupės vitaminai, kurie, ką daro, jie izoliuoja nervus. Ir tiesiog žmogaus atsparumas stresui ir įvairiems įvykiams gyvenime, jisai tikrai labai labai sustiprėja. Tai Basicas, Activizas ir žinote, vienas čia svarbus momentas, kad jums nereikės atskirai vartoti vitamino C, B, sakykime, A, E, seleno ir panašiai. Viskas yra sudėta ir subalansuota į vieną kokteilį. Ir tai yra iš vaisių, uogų, daržovių. Plus vaisiuose, uogose, daržovėse, ką mes turime polifenolius. Tai yra medžiagos, kurios saugo patį augalą nuo visko, kas yra išoriai. Lygiai taip pat tos medžiagos saugo mūsų ląsteles nuo visko. Nuo mėlynosios šviesos, taip, tai yra kompiuteriai, telefonai, ultravioletiniai spinduliai, laisvieji radikalai, kas sendina žmogaus organizmą. Apskritai nuo virusų, infekcijų ir taip toliau. Tai čia yra ryto kokteilis ir man kas labai labai patiko, kad iš tikrųjų jisai yra skanus, jį lengva pagaminti ir jisai duoda sotumą. Daugelis žmonių, kurie pradeda vartoti šitos produktus, jie pastebi, kad 30% sumažėja jų maisto poreikis. Kodėl? Dėl to, kad kada jūsų ląstelės yra sočios, kada jos yra pasotintos, tai tuomet jos neprašo ir neduoda signalo, kad aš noriu užkandžiauti. Ir daugelis atkreipia dėmesį, kad užkandžiai tiesiog dingsta iš gyvenimo. Plus buvo daryti su šitais 2 produktais, tai yra Basic ir Activizu 2 tyrimai, kurie labai įdomus tuo, kad Basicas jisai padidina 50% maistinių medžiagų įsisavinimą iš maisto, kurį mes valgome. Tai yra, įsivaizduokit, kad mūsų maistas, kai mes jį suvalgome, jisai turi būti pasisavinamas per žarnyną. Bet dėja, 95% žmonių šiai dienai pasaulyje apskritai turi tokį žarnyną, kuriame ir blogųjų bakterijų daugiau negu reikia, ir šereliai yra apvilkti, tai yra maisto įsisavinamumui trukdo. Tai Basicas yra atsakingas už žarnyno švarą ir tiesiog, kad tas maistas jisai įsisavintų. Ir tada net maisto reikia mažiau ir tą irgi atkreipia žmonės. O su Activizu buvo darytas toks tyrimas įdomus, kad po 10 minučių išgėrus Activizą ryte apie 10% padidėja deguonies lygis į kiekvieną ląstelę. Tai reiškia, kad deguonis apskritai yra sveikatinimui. Aš nežinau, ar teko jums dabar girdėti, bet Lietuvoje yra įvežamos naujos kapsulės deguonės.
galbūt teko girdėti, kur tiesiog žmogus atsigula ir gauna deguonės. Jūs įsivaizduokit, deguonis, be deguonės žmogaus organizmas gyventi negali. Kai mes kvėpuojam, iš oro mes pasiemam tik 30% deguonies. O Activizas po tyrimų buvo įrodyta apie 10% pakelia dar deguonies koncentraciją. Ką reiškia deguonis? Kai deguonies užtenka mūsų organizme, kai užtenka smegenims, gerėja atmintis, gerėja koncentracija. Tiesa, mes žinot, ką pastebėjom, mes nustojom žiovauti. Aš nežinau, ar Darius, Aurelija tai pastebėjo, gal dar šiek tiek laiko reikia. Mes tiesiog nustojom žiovauti. Žiovaulys, kas tai yra? Tai yra parodymas, kad smegenims trūksta deguonės. Ir įsivaizduokit, šiai dienai aš pati stebiu, kad pavyzdžiui darbus, kuriuos man reikėdavo nudirbti 2 valandas, dabar aš padarau per pusvalandį. Tiesiog greitėja netgi apsukos. Tai yra, kokį kurą tu pili į savo automobilį, taip jisai ir važiuoja. Tai va, tai basicas su Activizu, tai yra ryto kokteilis, kuris jums duoda energiją, koncentraciją, geresnę nervinę sistemą, stabilesnę apskritai psichiką, geresnę virškinimo sistemą, taip. Ir jeigu jūs susidurėt su tuo, kad pavyzdžiui jums pučia pilvą, arba yra vidurių užkietėjimas, arba pastebit, kad yra ant odos tam tikri dariniai, taip, sakykime, egzemos, uždegimai, aknė ir taip toliau, tai viskas yra susijęs su žarnynu. Tai va, basicas padeda tvarkyti žarnyną ir visi tie padariniai, jie irgi dingsta. Tai čia yra ryto kokteilis su 40 natūralios kilmės komponentų ir yra vakaro kokteilis, tai yra Restoritas. Restoritas iš viso yra unikalus ir šiai dienai jau yra įrodyta, jau gydytojai apie tai šneka, kad kada keičiasi mūsų organizme pH, kada rūgštėja organizmas pradeda sirgti. Grybeliai, onko ir visos kitos ligos prasideda tada, kada organizmas užrūgštėjęs. Nuo ko jisai rūgštėja? Nuo maisto, jeigu jūs esate mėsavalgiai, jeigu jūs geriate kavą, nuo streso taip pat rūgštėja, tai per visą dieną mes ant tiek užrūgštinam savo organizmą ir nakčiai mums ką reikia jam duoti, mums jam reikia duoti šarminius mineralus. Mineralų organizmas negamina, jisai juos turi gauti iš išorės. Tik šiai dienai, jeigu mes pasižiūrėsime į maistą, maiste trūksta mineralinių medžiagų. Kodėl? Dėl to, kad dirvožemis nualintas, dėl to, kad daugelis daržovių apskritai auginama ne žemėje. Jeigu jūs kada matėte šiltnamius, jeigu nematėt, pasižiūrėkit, kaip auginami pomidorai, agurkai ir taip toliau, ten tiesiog nėra mineralų. Ir jeigu mūsų organizmas nakčiai negauna mineralų, ką jisai daro? Jisai labai protingas. Tam, kad žmogus išgyventų, naktį miegant kūnui, jisai pradeda vogti mineralus iš savo kaulų, arterijų, venų, plaukų, tam, kad save atstatytų tą pH. Ir kol resurso yra, tol dar nieko tokio, bet jeigu jau resurso nėra ir kraujyje jau nebėra, tada prasideda kiti malonumai, ta prasme, ligos ir taip toliau. Ir onkologija šiai dienai tai yra vienas iš tokių topų. Ir kuo reikia pasirūpinti savo pH. pH tai yra labai siauras takelis. Gyvybinė zona yra 7,3–7,4. Jeigu jūs išeinate į kažkurią tai pusę, vis tiek organizmas viską darys, kad jisai grįžtų į tą pačią zoną. Jeigu neturi resurso, viskas, realiai prasideda ligos. Tai ką daro Restoritas? Restorito pagrindinė funkcija yra atstatyti mūsų pH, kai mes miegame. Ką žmonės pastebi, kada atstatom tą pH, lengviau užmiega, pailgėja gilaus miego fazė. Matuokitės arba pasimatuokite, jeigu pradėsit vartoti produktą, pasimatuokit gilų miegą, jūs pastebėsit, kad gilaus miego fazė ilgėja. Ir ką žmonės pastebi, ryte jie atsikelia žvalūs ir pailsėję. Jeigu jūs atsikeliate kaip trenkti maišu šlapiu ryte, vadinasi, su organizmu kažkas naktį vyko ir jisai nesugebėjo restorintis, jisai nesugebėjo atsistatyti. Tai Restorito viena pagrindinių funkcijų, ne plaukai, ne oda, net ne kaulai, ta prasme, tai yra mūsų pH. Nes nuo pH priklauso, kiek organizmas iš tikrųjų galės gyventi, kokybiškai gyventi. Be abejo, Restoritas tai yra ir plaukai, ir nagai, ir oda, ir kaulai ir taip toliau. Ir dar vienas toksai momentas, tai yra padeda valytis limfai. Daugelis pastebim, kad ryte atsikeliam jau be maišelių pakiuose, lengviau nusijama žiedai ir taip toliau. Kuo švaresnė limfa, tuo sveikesnis organizmas. Tai vat Restoritas su 11 ingredientų, tai yra šarminiai mineralai plus vitaminas D3. Jisai ką daro, jisai padeda mums tiesiog atsistatinėti naktį, kai organizmas turi tai daryti. Ir dieną tada mes pasitinkam produktyvus. Tai va čia yra bazinė programa, ryto ir vakaro kokteilis. 80% tai, ko reikia žmogui kiekvieną dieną. Ir iš principo mes netgi kalbam su sveikos gyvensenos atstovais, su alternatyvios medicinos atstovais. Jie sako, žinai, jeigu organizmas nepatirs deficitų, jisai žymiai ilgiau gyvens, kokybiškai gyvens.
Mes nekalbam apie tai, kad, žinot, man sako, oi, tai tu nori nemirti. Visi iškeliausim. Klausimas, kai man bus 70-80, kokiam stovyje aš būsiu. Taip? Tai mes kalbam apie tai, kad kiekvieną dieną duoti resursą savo kūnui, kad jisai tiesiog galėtų funkcionuoti kokybiškai. Tai va čia yra tas resursas. Tai geros savijautos resursas, aš taip pasakyčiau. Ir jeigu apžvelgti, mes turime produktus, kurie skirti vaikučiams, nešiosiams, žindančiom, sportininkams, nesportininkams, senioram, verslininkam, mamytėm, bet kuriai kategorijai. Produktai yra be cukraus. Jie yra skanus, bet jie yra be cukraus, tai yra naudojamas saldiklis, tai yra stevija ir stevija jinai ką daro, jinai nešokdina cukraus kiekio kraujyje, jinai tinka netgi diabetikams ir prediabetinėse būklėse esantiems žmonėms. Produktuose nėra jokių konservantų. Konservantų funkciją atlieka vaisių, uogų, daržovių koncentratai. Taip pat naudojami tik natūralūs aromatizatoriai. Produkto sudėtis yra 100% natūrali. Produktus gali vartoti tie žmonės, kurie netoleruoja laktozės, gluteno, vegetarai, veganai gali vartoti. Ir produktuose yra be abejo, kaip jau minėjau, aukšto lygio technologijos ir netgi yra kai kurios sudėtis, kurios savo laiku buvo, už kurių atradimą savo laiku buvo suteikta Nobelio premija. Patį produktą kūrė beveik 400 mokslininkų ir medikų ir jie atsakingi už tai, kad produktas veiktų sinergiškai ir kad žmogus iš tikrųjų gautų rezultatą. Viskas yra apie rezultatą. Tai apie produktą tiek, jeigu jums bus aktualu pasigilinti, mes turime medikus, kurie skaito prezentacijas, būtent mes turime netgi mokslinės tarybos narius anglų kalba, jie veda irgi susitikimus po 2 valandas, jie aiškina nuo A iki Z produktų sudėtį ir kaip jie veikia ir kodėl jie tai veikia. Jeigu jums tai įdomu, tai tikrai kviesiu pasigilinti. O dabar mano antra dalis yra skirta tiems, kurie matote, kad šiuometinis pasaulis jisai labai keičiasi. Šiuometinis pasaulis keičiasi iki tiek, kad po pandeminiam periode mes išmokom dirbti online ir tai yra labai žavu. Aš irgi dirbu iš Maljorkos su visu pasauliu, man net nėra svarbu, kurioje vietoje yra žmogus. Tai jisai gali būti Amerikoje, jisai gali būti Kinijoje, jisai gali būti Ispanijoje. Su vienu, sakykime taip, kontraktu jūs galite turėti klientus, partnerius bet kur pasaulyje. Tai yra unikalu ir man labai patinka, kad nėra jokio apribojimo. Lietuvakalbių šiai dienai pas mus yra kokie 3-3,5 milijono paėmus visą pasaulį, taip. Bet pavyzdžiui, angliškai kalbančių yra žymiai daugiau ir be abejo verslo prasme, taip, pajamų prasme kviečiu žiūrėti į visą pasaulį kaip į vieną bendrą rinką. Tai jūs galite bendradarbiauti su kompanija iš bet kur ir kokios yra galimybės, jeigu jums įdomus produktas, jūs galite tiesiog Aurelijos ir Dariaus paprašyti nuorodos ir jūs galite išbandyti produktą kaip klientas. Klientas apskritai jisai neturi jokių apribojimų, nuo 50 eurų į kiekvieną pasaulio vietą produktas yra pristatomas nemokamai ir jūs tiesiog galite tik išbandyti produktą kaip klientas. Jeigu jūs norėtumėte pirkti produktą su nuolaida, tai yra registracija. Kiekvienas žmogus, kuris registruojasi, jisai gauna savo ID koduką ir jisai gali visą likusį gyvenimą pirkti produktą su minimalia 20% nuolaida. Jeigu jisai ten daro didesnės apyvartas, jam duoda daugiau nuolaidos. Bet čia aš manau, kad čia jau tokie smulkus niuansai, kuriuos galima aptarti, jeigu jums tai bus aktualu, taip? Tai nuo ko viskas prasideda, jeigu žmogus sako, taip, aš noriu prisijungti kaip partneris ir noriu turėti nuolaidą, galbūt ateityje aš svarstysiu apie tai, kad aš norėčiau su kompanija ir bendradarbiauti, tai yra 2 variantai, kaip jūs galite prisijungti prie kompanijos, yra 1 mėnesio bandomasis, toks startinis paketas ir yra 6 mėnesių komplektas, kuris yra skirtas daugiau šeimoms arba tiems žmonėms, kurie jau supranta, kad jie norėtų uždirbti, norėtų daryti su tuo pinigus, taip. Tai 1 mėnesis jisai kainuoja Lietuvoje, užsienyje, jeigu jūs esate iš užsienio ir galbūt esate, nežinau, Airija, Anglija, Ispanija ar ten Norvegija, yra šiek tiek kitokie startiniai komplektai, tai jau mes galėsim asmeniškai pasikalbėti arba jūs su Darium ir Aurelija pasikalbėsit. Tai dabar žiūrėkit, mėnesio tai yra, jūs perkate ryto vakaro kokteilį, gaunate dovanų dar aktyvazę, tai kainuoja 123 eurai. Matau, kad 125-123 eurai Lietuvoje. Jeigu jūs norėtumėte startuoti su šeimyniniu komplektu, tai yra gauti 6 ir čia labai įdomi politika kompanijos. Jūs 5 perkate, 6 gaunate nemokamai. Dėl to, kad jūs perkat urmų, jūs tiesiog gaunat geresnės sąlygas. Taip? Su mažu startu jūs gaunate 20%, su didesniu startu jūs gaunate 30%.
savo produktų įsigyti, taip, tą mėnesį. Tai va, tai 6 komplektai, tai išeina 535 eurai ir jūs dar papildomai dovanų gaunate serumą, būtent kuris aktyvizuoja kraujotaką odos ir labai gerina apskritai odos būklę. Tai čia yra startai, taip, jeigu jūs nuspręsite, kad jūs norite su nuolaida prisijungti. Dabar noriu tiesiog parodyti, kadangi aš jau šitą kelią praėjau pati, tai noriu parodyti, kokios yra galimybės būtent su kompanija dirbti ir užsidirbti, taip. Ir kiekvienas ateinam, žinot, nėra taip, kad visiems reikia padaryti tai. Ne. Yra žmonių, kurie ateina tiesiog uždirbti 1000 eurų papildomai. Tai yra kaip, papildomas darbas, taip. Yra žmonių, kurie ateina uždirbti galbūt kelis šimtus eurų ir savo produktą vartoti nemokamai. Tai yra tiesiog pasidengti savo produkto išlaidas, taip. Yra žmonių, kurie ateina su ambicijom, mes su vyru prisijungiam prie kompanijos, taip mes iš karto pamatėm verslo galimybę, pasakysiu kodėl. Šiai dienai šitam produktui rinka yra tuščia. Dar kartą pakartosiu, tuščia, tiesiog. Iš 10 žmonių 8-9 nėra girdėję Fitline pavadinimo. Ką tai rodo? Tai rodo, kad rinkoje šitas produktas jisai dar neužpildytas, taip. Ir be abejo, tie, kurie svarstysite apie galimybę susikurti pasyvias pajamas, apie galimybę susikurti didesnės pajamas, tai turėkite omeny, kad tai irgi yra įmanoma. Ir mūsų patirtis su mano vyru mes per metus laiko pasiekėm šitoj skaidrėje aukščiausią statusą, tai yra President Team, tai yra apie 10 000 eurų mėnesio pajamos. Tai irgi yra įmanoma. Tiesiog tai yra nuo jūsų sprendimo, nuo jūsų noro. Kiek jūs norite, kiek daug norite. Taip? Nei vienam negaliu nurodyti, kiek norėti, bet tikrai patikėkite, šiai dienai su kompanija, kuri auga metai iš metų, 32 metai, kompanija auga nuolatos. Ten, kur auga kompanija, kiekvienas gali augti. Tai vat ką jūs pasirinksite? Ar jūs pasirinksite porą šimtų eurų papildomai, ar jūs pasirinksite 1000, tai yra nuo jūsų priklausantis dalykas. Kaip viskas atrodo? Aš vartoju produktą, pasakysiu, 2 metai, 2 mėnesiai, aš rytą vakarą geriu savo ryto kokteilį. Man jisai patinka, man jisai skanus, aš matau rezultatą ir aš noriu tai daryti. Ir ką aš darau, aš dalinuosi su kitais žmonėmis. Aš dalinuosi per socialinės medijas. Aš einu, pavyzdžiui, į masažą, aš pasikalbu su savo masažiste, taip. Aš kažkur tai susitinku žmogų, šiandien susitikau moterį, jinai sako, žinai, man menopauzė ir sako, aš visa tiesiog sėdžiu šlapia būnu. Žinot, tos bangos. Aš sakau, žiūrėkit, yra produktas, kuris realiai gali jums padėti. Jis sako, duokit man kontaktą, mes po to susisieksim. Tarsi, lygioj vietoj. Tai yra tiesiog tu pasidalini apie produktą, kuris veikia. Ir žinote, man labai patiko, pats savininkas yra ne vieną kartą sakęs, kad už šitą produktą niekada nebus niekam gėda. Nes yra produktų rinkoje, už kurios yra gėda. Tiesiog tu supranti, kad tu pirmą ir paskutinį kartą jį nusipirkai. Tai Fitline'as yra tas produktas, kurį jūs norėsite vartoti, nes tiesiog jūs matysite patys rezultatą ir matysite, kaip tas produktas veikia. Ir kas įdomiausia, kada žmogui per kelias dienas ateina rezultatas, taip, jisai, pavyzdžiui, pradeda geriau miegoti, arba daugiau energijos, arba, nežinau, tiesiog akis pradeda žibėti, žmogus iš karto nori pasidalinti su kitu. Tai va čia yra ta banga, kuri įsuka tokį, žinote, sniego gniūžtės principą. Tai yra, man veikia, aš pasidalinau, tas žmogus pasidalino ir tiesiog komandą, sakykime, arba vartotojų tinklą galima surinkti labai greitai. Jeigu jūsų produktas veikia lėtai, kaip pavyzdys, jūs esate iš kažkokio verslo, arba jūs galvojat prisijungti prie kažkurio tai verslo. Tai klausimas yra, kaip greitai veikia produktas. Jeigu produktas veikia greitai, rezultatai bus greitesni. Kodėl? Dėl to, kad nereikia laukti 3 mėnesių, kol produktas parodys savo rezultatą. Tiesiog, jeigu žmogus gauna pirmą savaitę savo rezultatą, jisai ką daro, jisai pasidalina, pas tą greitas rezultatas ir viskas tai vyksta. Tai pavyzdžiui, aš tiesiog pasakysiu, jeigu jūs norite uždirbti papildomai 1000 eurų, realiai tų žmonių, kurie vartoja produktą, grupėje turėtų būti apie 40. Tiesiog, tai yra mūsų patirtis, mes tai praėjome, jeigu jūs norite porą šimtų uždirbti, tai grupėje turėtų būti koks 15 žmonių, 20, plus minus. Jeigu norite uždirbti 10 000 grupėje, kurie vartoja, kai kurie vartos nuolatos, kai kurie vartos vieną mėnesį, vartos kitą mėnesį nevartos, turėtų būti nuo 300 iki 500 žmonių. Viskas labai elementaru. Kinų tautos čia nereikia milijonų žmonių, kad uždirbti tikrai, kaip sakyti, pakankamus pinigus.
Toliau yra dar sekantis marketingo planas, tai yra tie, kurie prieina va šitą kvalifikaciją arba šitą karjeros laiptelį, toliau dar yra kiti laipteliai, kuriuose galima uždirbti didesnės sumas. Tai aš manau, kad pradžiai galbūt tiek užteks, taip, nes kai kuriems netgi 10 000 jau yra kosmosas, tikrai patikėkit, kartais žmonės išsigąsta, nes jie nesuvokia, kaip tai gali būti, bet patikėkit, su kompanija per paskutinius 2 metus 40 000 žmonių pasiekė va šitą lygį. Tai yra 1000 eurų pajamų per 2 metus su kompanija pasiekė 40 000 žmonių, jūs įsivaizduokite. Tai yra kosmosas. Tai yra ne 1, ne 2, vadinasi, ir jūs tai galite padaryti, taip. Ir kas dar man labai patiko, aš apskritai mėgstu pati keliauti, mokintis, aš mėgstu matyti naujas šalis ir taip toliau. Kompanija turi unikalias dar skatinamasias programas. Tai čia aš tik tai trumpai pasakysiu, kad kai jūs pasiekėte 1000 eurų pajamas, jūs kompanija pati pakviečia 2 dienų mokymus į kompanijos būstinę oficialią ir ten jūs gaunate aukščiausio lygio apmokymus, kaip jums uždirbti 10 000. Tiesiog iš pačių aukščiausio lygio vadovų jūs gaunate apmokymus, kuriuos apmoka kompanija. Taip pat yra kelionių programa, tai yra 3 kelionės metuose, už tam tikrus darbus per metus laiko jūs galite gauti 3 keliones. Tai yra Europoje, pasaulyje ir dar, sakykime, jau galite aukštesnio lygio kelionę rinktis, tai yra jau ten, sakykime, kada uždirba 10 000, jūs gaunate kvietimą specialų arba į Dubajų, arba į pačią rezidenciją, būtent savininko rezidenciją Prancūzijoje. Tai mes su vyru jau tą viską patyrėme ir iš tikrųjų matome, ant kiek daug žmonių tai pasiekė, nes Prancūzijoje prieš mėnesį, kai buvome, ten buvo keli šimtai žmonių, kurie padarė tokias pačias kvalifikacijas kaip mes. Tai vadinasi ne vienetai. Žinot, 2, tai jau tu galvoji, kad neįmanoma. 200 tai jau yra irgi tam tikras rodiklis. Taip pat yra tarptautinė automobilio programa. Jeigu jūs turite juodą automobilį tam tikros markės, jūs galite turėti Fitline lipdukus ant mašinos ir jums kompanija mokės pinigus išlaikyti jūsų automobilį. Ir yra pensijų kaupimo programa, tai yra unikali programa, tai yra jeigu jūs norėtumėt kaupti su kompanija savo pensiją, pasirašyti sutartį su Allianz kompanija, tai jums kompanija ką daro? Pavyzdžiui, jūs įdedate 50 eurų į kaupimą, kompanija 50 eurų įdeda nuo savęs. Per tam tikrą laiką, sakykime, per 3 metus galima sukaupti ir kokius 5 000 eurų, tai įsivaizduokit, kompanija dvigubino tą sumą. Kodėl? Kompanijos tikslas yra mokinti mūsų finansinio raštingumo. Tai yra neišleisti visko iki cento, o tiesiog žiūrėti į tai, kad dar ateityje irgi mums reikės tų pinigų. Tai va, tai kaip ir viskas ir pabaigai tiesiog noriu kelis akcentus sudėti. Šiai dienai produktų rinka yra tuščia. Mes turime sistemą, kaip mes dirbame, tai yra labai gerai, dėl to, kad ateina žmonės be patirties, jie nežino, ką daryti, tai mes turime sistemą, kaip dirbti. Taip pat mes turime jau paruoštas grupės, kuriomis jūs irgi galite naudotis ir tai yra jūsų įrankis, kaip dirbti ir uždirbti. Ir paskutinis gal toks akcentas, kad šiai dienai nėra taip greitai augančios kompanijos kaip PM International. 32 metai nuolatinis augimas, 5 metai iš eilės greičiausiai auganti tarptautinėse rinkose kompanija. Tai yra irgi vienas iš tų momentų, jeigu jums svarbu turėti atsakingą, stiprų partnerį, tai kompanija šita yra tokia. Tai va. Tai kaip ir mano toksai labai greitas pradžiai pasidalinimas ir apie produktą ir apie kompaniją baigtas. Be abejo, mes turime ir atskirus zoomus, kuriuose mes šiek tiek detaliau dėstom viską. Tai jeigu yra kažkokių klausimų, tikrai mielai aš juos atsakysiu. Arba galbūt ir Darius Aurelė galės atsakyti. Tai ačiū, Jolanta, labai buvo faina, labai glaustai, išsamei ir aiškiai. Taip kaip Dariui ir patinka. Jo, taip kaip man ir patinka, be letristikų didelių. Tai dabar kviečiu visus užduoti klausimus, tai turbūt čiate, rašyti tuos klausimus ir mes tada iš eilės pereisim juos ir galėsim tada aptarti. Aš matau, jau yra klausimų, aš galiu juos atsakyti. Ingrida Genytė klausė dėl Activize, ar nekelia kraujo spaudimo. Ne, Activizas pats jisai nekelia kraujo spaudimo, vienintelis niuansas, kada jisai gerina kraujo tekėjimą, tai būna toksai momentas, kad žmonėms, kai paduodama daugiau deguonies į smegenis, būna netgi galvos svaigimas. Vat, žinote tą momentą, kai jūs einate į mišką greitų žingsneliu, grynam ore, kas vyksta? Vat iš miesto išvažiuokite į mišką ir praeikite greitai.
Kas vyksta, kuo daugiau deguonies smegenyse, tuo labiau ta galva tokia svaigstanti. Tai vat Activizas, jisai duoda geresnį kraujo tekėjimą, jisai duoda daugiau deguonies į smegenis ir būna toksai svaiguliukas, gali užeiti tiems, kurių smegenis alksta deguonies, gali būti. Bet kraujospūdžio paties nekelia. Netgi, aš jums pasakysiu tokį dalyką, jį normalizuoja. Mano mamytė vartoja produktus jau 2 metai. Vat Liepa 2 metai, Liepos vidury turėtų būti 2 metai, tai jinai prieš Fitline'ą gėrė vaistus nuo aukšto kraujo spaudimo. Po mėnesio, kai sugėrė programą, jinai paliko savo vaistus ir iki šiol nebevartoja nuo kraujospūdžio vaistų. Tai vat produktas jisai normalizuoja kraujospūdį. Kodėl Activizas jisai ką daro, jisai valo netgi vidinės kraujagyslių sienelės nuo aterosklerozinių plokštelių. Tai yra irgi tokia apsauga ir stiprintojas mūsų kraujagyslėms. Tai tikrai nekelia. Vienintelis niuansas, kad jeigu yra žmogus, kuriam pavyzdžiui 70 metų, 80 metų, tai pradėti rekomenduojama nuo pusės kiekių. Ne nuo viso, nes kūnas jau yra atitarnavęs, jis jau yra pavargęs. Tai jūs įsivaizduokit, kad produktas veikia greitai, jis 100% įsisavina, beveik 100%. Tai tiesiog vyresniems žmonėms reikėtų arba vaikiškos programos, arba pradėti nuo pusės kiekių. Tai čia vienas ir ar ryto vakaro kokteilį galima vartoti su dideliu bloguoju cholesteroliu esant venų varikozei. Aš atsakysiu, Sandra, būtina. Jeigu norite, kaip sakyti, 65% Lietuvoje miršta nuo insultų infarktų. Ir tai yra labai liūdna statistika, ta prasme, tai jeigu norite, kaip sakau, išvengti tokių dalykų, tai reikia prižiūrėti savo kraujagyslės. Tai ryto vakaro kokteilis, ką jisai daro, dabar žiūrėkite. Cholesterolis, organizmas kelia cholesterolį dėl to, kad yra įtrūkimai kraujagyslėse ir tai bando išgelbėti, kad mes nenukraujuotume ar nenumirtume. Ir kada tų uždegimų daug, o kodėl jų daug? Maistas, stresas, tam tikri ore faktoriai ir taip toliau, ir gaminasi tokia medžiaga homocisteinas. Tai yra kaip peiliukas, kuris įpjauna kraujagyslę iš vidaus ir organizmas turi pakelti cholesterolį, kad šitą vietą užklijuoti. Ir jeigu nuolatos vyksta įtrūkimai, tai nuolatos ir klijuojasi. Tada atsiranda aterosklerozinės plokštelės ir po to trombai ir trombas atplyšta ir kažkur tai užstringa ir būna viskas. Tai dabar žiūrėkit, ką reikia. Ne cholesterolį mažinti reikia. Reikia mažinti uždegiminį procesą kraujagyslėse. Ir tam sąveikauja kas? Antioksidantai, tai yra vaisių, uogų, daržovių polifenoliai ir omega-3, kuris mažina uždegiminius procesus. Tai vat, jeigu mes mažinsim uždegiminius procesus, mažinsim homocisteino kiekį, tuomet kas? Mažės ir cholesterolis. Bet ne cholesterolį mažinti. Jeigu jūs nuimsite tą riebalą, tai jūsų kraujagyslės liks įtrūkusios ir realiai pasekmės neaiškios. Tai va čia yra toksai momentas, apie ką gydytojai dažnai netgi, kaip sakau, arba nutyli, arba jie iki galo to net nelabai supranta. Tai būtina, jeigu jūs norite tiesiog savo padėti. Tiesa, prie venų varikozės yra vienas unikalus produktas. Šitas produktas apskritai, jame esančios medžiagos buvo gavusios Nobelio premiją, tai yra už jų atradimą buvo gauta Nobelio premija, tai yra azoto oksidas. Tai vat venų varikozė yra atskiras produktas, kuris ką daro, jisai stiprina endotelį, tai yra kraujagyslėje esančią tokią medžiagą labai ploną, kuri kai trūksta, va tada ir išsiverčia tą kraujagyslę. Tai venų varikozė tiesiog prie bazinės programos yra papildomas stiprintojas, kuris realiai duoda labai gerus rezultatus. Bet čia aš manau, kad asmeninės konsultacijos metu galima irgi tai padaryti. Jeigu jums kažkuriam tai reikia asmeninės konsultacijos, ar su manim, Darius Aurelija gali tai suorganizuoti. Jeigu reikia su mūsų gydytojais, kurie konsultuoja, mes irgi galim suorganizuoti konsultacijas, kad jūs tiesiog iš produkto pusės sužinotumėt daugiau ir galėtumėt savo arba savo artimiesiems padėti. Tiesiog padėti, nes tikrai ta sveikata, kaip sakau, vienas brangiausių dalykų. Kol jinai yra, tai gerai, o kai jos nėra, tai niekas negerai. Ar galima vartoti su antidepresantais? Ačiū už atsakymą, Daiva. Tai būtina ir aš pasakysiu vieną tokį dalyką. Gerbiamas gydytojas Burokas Lietuvoje jau skaito paskaitas ir aš labai dėkinga Lietuvos gydytojams už tai. Būtent žarnyno mikrobiota, žarnyno mikroflora, jinai atsakinga už mūsų psichologinę būklę. Tai yra mūsų smegenys, pirmosios smegenys, ne antrosios, yra mūsų žarnynas. Mūsų žarnyne yra labai daug neuroninių jungčių. Iš ten mums pareina viskas. Va žiūrėkit,
Jūs tik tai jaudinatės prieš egzaminą ir paleido vidurius. Ane? Tarsi įsivaizduokit, ant kiek veikia iškart ne čia, o va, iš tenai veikia. Tai mikrobiota, tai yra gerųjų, blogųjų bakterijų balansas, jisai įtakoja netgi mūsų depresyvumą. Ir pradėjus tvarkyti žarnyną, realiai netgi depresyvinės būklės, jos silpnėja arba dingsta. Pas mus yra žmonės, kurie nuėjo nuo antidepresantų po daugelio metų, jūs įsivaizduokite. Taip, tarsi mes turim irgi tokios patirties. Paprašykite Dariaus ir Aurelijos, kad jūs pridėtų į mūsų atsiliepimų grupę. Ten daugelis žmonių dalinasi, kokius vaistus jie nustojo gerti, kaip jie jaučiasi ir taip toliau ir taip toliau. Tikrai, man net šiurpas eina, jeigu ne šitie rezultatai, mėlėja, manęs čia irgi nebūtų. Tiesiog aš ant tiek produktų tikiu ir tikrai rekomenduoju kiekvienam išbandyti ir nesvarbu, kokio jūs esate situacijoje. Ar jums širdelė, ar jums depresyvumas, ar jums oda kažkokia negraži, ar dar kažkas, tai produktas yra tinkamas visiems. Tai yra maistas ląstelėm iš augalinio pagrindo. Tik tai apdorotas tam tikrom technologijom, kurios įsisavinimą padidina kelis kartus, iki 9 kartų. Ar 15-metį paaugliai galima vartoti bazinį kursą? Taip galima, nuo 13-14 metų yra suaugusių programa, tai yra va šita, ryto vakaro. Jeigu yra jaunesni, yra vaikiška programa, kuri yra ir nėštukių žindančių programa. Tai yra Power Junior kokteilis, tai yra vaikiškas kokteilis, būtinai omega. Omega 3 apskritai visiems rekomenduoju, tai yra nėra žmogaus pasaulyje, kuriom nereikėtų omega 3. Kodėl? Iš principo mes su maistu gaunam labai daug uždegiminių riebalų. Ir va tada tie uždegiminiai procesai, jie ir įtakoja mūsų ir kraujagyslių būklę, ir uždegiminių procesų būklę ir taip toliau. Tai omega 3 yra nėštukiam, žindančiam, vaikučiam, vaikams, suaugusiems, studentams, seniorams ir taip toliau. Vienintelis niuansas, kad kol vaikas veikia jo vystymasi, kada yra suaugęs, veikia jo kraujagyslės ir širdelė. Tai va, bet omega 3 yra būtina. Vienintelis niuansas pasakysiu dėl omegos 3, kuo jinai skiriasi nuo kitų rinkoje, tai Fitline omega 3 jinai yra tirpi vandenyje. Nes dažniausiai jūs perkat riebalą ir riebalas jisai ką daro, jisai patekęs į organizmą negali keliauti į limfą, į kraują, jisai turi būti suskaidytas. Taip, kepenys dalyvauja, tulžis dalyvauja. Jeigu tie procesai nevyksta organizme normaliai, tai tuomet matau, kad mikrofonas pas kažką. Tai tuomet kas atsitinka, mes neįsisavinam polinesočiųjų riebiųjų rūgščių. Fitline omega 3 jinai yra tirpi vandenyje, ištirpsta visiškai ir pasisavinama 6 kartus geriau negu bet kuri kita omega. Tai vat omega 3 vaikučiams irgi, paaugliukams taip pat irgi reikėtų, bet bazinė programa tai čia pirmas dalykas, nuo 13-14 metų ir priklauso svoris. Mes pastebėjom tokį dalyką, kad yra 13-mečiai, kurie yra vaikų kompleksijos. Tai turėkit omeny, jeigu tai yra vaikas, taip, vaiko kompleksija, tada reikėtų visgi vaikišką programą taikyti. Mano 15 metų sūnus, 1,85 m, sveria 65, jis yra suaugusio kompleksijos, jisai suaugusių programą vartoja, jam labai puikiai veikia. Tai va, tai irgi reikia žiūrėti, kokia yra kūno kompleksija ir pagal tai irgi, stebėti ir žiūrėti. Kaip ir dabar bent jau kiek klausimų buvo, jeigu kažkas turite kokį klausimą, norite įsijungti mikrofoną, paklausti, tai irgi galite tai padaryti. Taip, ir aš labai kviečiu tai padaryti, nes dabar kaip tik proga yra paklausti Jolantos, jinai, kaip sakau, yra profas šitoje vietoje, šustriau negu ChatGPT, jums gali atsakyti į bet kokį klausimą, kas yra susijęs su Fitline produktais ir verslo galimybėmis. Jeigu kažkas norite apie verslą paklausinėti, tai irgi taip pat galite pasiklausti. Ir dar prie to aš dar noriu irgi papildyti, kad dėl tų mokymų aš irgi taip pat gaunu tokių, kaip sakyti, žinučių, kad žmonės tiesiog neįsivaizduoja, kas yra apskritai tinklinis marketingas, kiti nėra nieko dirbę ir nėra susidūrę. Tai šitoj vietoje aš noriu paakcentuoti. Čia yra tinklinis marketingas, bet tas tinklinis marketingas jis yra visiškai absoliučiai kitoks, negu yra įpratę žmonės, kai kurie ten ir girdėję kažkur kažkokias tai nuogirdas, ar ten dar kažką, kad eini ten barškiniai duris ir tu ten siūlai kažką parduoti. Hebra, čia visai ne tie reikalai. Jūs visiškai čia ne apie tai. Čia yra tai, ką ir prieš tai Jolanta minėjo apie tai, ką per prezentaciją pačią, kad jūs turite savo akauntą online ir jūs dirbate su visų pasauliu.
jums nėra jokių apribojimų. O svarbiausias dalykas, kas paprasčiausias yra, jūs patys vartojate, matote ant savęs visą tai ir paskui yra labai paprasta perteikti kitam žmogui, papasakoti tos kokybiškus pokyčius, kaip jūs patys keičiatės ir tiesiog dalinatės su savo aplinka, ta aplinka dalinasi su savo aplinka ir viskas vyksta natūraliu, paprastu būdu. Nereikia kažkokių tai kosmonautinių ten schemų, kad ten kažkur kažkas įvyktų, kažkas atsitiktų tam, kad jūs galėtumėt gauti tas pasyvias pajamas. Tai aš tokio akcentėlį trumpą. Ačiū Dariau, iš tikrųjų mes irgi ką pastebėjome, per 2 metus mums pavyko surinkti beveik 2000 vartotojų ratą ir be abejo mes net nežinome, kiek vartotojų yra už tų vartotojų, nes būna taip, kad kažkas perka savo ir perka mamai, ar ten perka dar kažkam, tai taip, tai mes net nežinome. Savo mamai perku. Aš irgi savo mamai dovanoju, perku, kad jinai tik tai būtų sveika ir gyvybinga. Tai va, tai iš tikrųjų per 2 metus, taip, 2000 vartotojų ir aš pasakysiu tiesiog tie, kas nebijote skaičių, tie, kas nebijote dydžio, taip, per paskutinius 6 mėnesius mūsų komanda su tokiu sąstatu padarė 1 100 000 eurų apyvartą. Taip, kad tiesiog įsivaizduotumėt skaičius. Žmonės ant tiek, jūs neįsivaizduojate, aš netikėjau. Iki PM aš apskritai netikėjau, kad tinklinis marketingas gali tai veikti. Bet su šituo pats produktas, kada jūs išbandysit patys produktą, jūs matysit, kad pats produktas jisai veža. Tiesiog tu negali, žmogus sako, žinai, man kažkaip galva skauda ir tau iš karto išgerk aktyvaizą, tarsi praeina galvos skausmas, spazmas praeina. Ir tau nevalingai, tu net nebijai to pasakyti, tu tiesiog žinai, kad tai veiks jam, ne? Jisai pajaučia, o geras ir man reikia. Pas mane ateina namų tvarkytoja, pas mus 3 aukštai, daug ploto, ateina namų tvarkytoja ir aš darausi aktyvaizą, sakau, gal ir jums padaryti, sakau, bus daugiau jėgų, greičiau darbus padarysit. Aišku, jie neapsimoka, nežinot, ne už valandą gauna, bet esmė tave, sakau, greičiau bus. Ir jinai išeidama sako, bet žinot, aš šiandien nepavargau. Tai aš jai padovanojau tiesiog aktyvaizą, kad jai lengviau būtų dirbti. Tarsi, ant tiek greitai produktas veikia. Ir jinai sako, žinot, pas mus viešbutėje visom kambariniam jo reikėtų. Tai va, tokiose lygiose vietose tu tiesiog daliniesi, o kas išgirs, tas išgirs. Tiesiog kam reikia, kas jau yra pasiruošęs, taip, kas pasiruošęs, kas atviras, tas išgirs. Dar pasakysiu tokį dalyką, jūs galite dirbti iš bet kurios pasaulio vietos. Va, mano telefonas, aš galiu bet kur, aš būnu pliaže, aš būnu oro uoste, aš būnu namuose, bet kur. Tai yra mano darbo įrankis. Aš prieš 10 metų stebėjau statistiką. Statistika buvo tokia, kad 30 metais pasaulyje bus 65% freelancerių. Freelanceris tai yra laisvai samdomas žmogus. Mes iš principo tą ir darom. Mes laisvai samdomi. Manęs niekas negali atleisti, man niekas negali nurodyti, kiek man daryti, ką man daryti ir taip toliau. Aš darau tiek, kiek aš pati noriu. Tai vat jūs lygiai taip pat, jūs ateinate ir jūs skiriate laiko tiek, kiek jūs turite jo, kiek jūs norite. Taip, kažkas valandą, kažkas pusvalandį, kažkas galbūt visą dieną. Bet esmė tame, kad kiekvienas jūs galite šitą verslą pritaikyti savo reikmėms, savo poreikiams. Ir be abejo padengti tam tikrą poreikį, sakykime, materialų poreikį. Tai matau, Diana klausė, galvoja, turiu klausimą. Taip, Diana, klausau. Dabar jau šausiu klausimą. Dabar, kadangi pradėjome apie verslus, noriu paklausti, kaip mūsų uždarbius ar mato mūsų VMI. VMI nemato, PM-as neteikia ataskaitų. Vienintelis niuansas, kad jeigu jūs turite MB, UAB, IB ir taip toliau, bet kurią veiklą jūs galite tai formintis oficialiai ir oficialiai mokėti mokesčius taip, kaip atliekant vykdant bet kurį verslą. Bet nenorim mokėti mokesčių. O jeigu nenorim mokėti mokesčių? Tada čia ne viešas klausimas, aš manau. Tai žinote, aš nežinau, čia gali ir VMI sėdėti. Tai kas tegul jie sėdi, žino, jie patys nenori mokyti. Ne, aš manau, kad jie žinot, aš kaip sakau, dideli verslai geba paslėpti, o mažiukus jie šturmuoja taip, kad Dieve tu mano, taip yra. Tai va, yra visokių niuansų, ta prasme galima juos apkalbėti, bet to mes turime idėją ir turime keletą pasiūlymų, sakykime, jau čia kalbant apie didesnius pinigus, taip, nes Dubajus yra ta zona, kuri yra neapmokestina, pelno mokesčio nėra tenai. Taip, bet ten jau reikia kalbėti, kada jau šiek tiek yra didesnės sumos, mes ne apie kelius šimtus kalbam.
Tai va, mes praeisim tą kelią, žinokit, tikrai pasidalinsim su jumis. Tikrai pasidalinsim. Tai va, bet taip, yra galimybė UAB, MB, IB, bet kuri forma, ta prasme, jeigu jūs Lietuvoje, jeigu užsienyje, tai yra savarankiškai dirbantis, gali būti ir galima taip mokėti. Galbūt jūs norite, nežinau, pasimti paskolą ir jums reikalingi didesnius pinigus rodyti, taip. Tai irgi šita veikla irgi realiai, oficialiai galima kaip veikla, kuri neša pajamas ir jūs galite pasimti paskolą. Taip, tai yra įmanoma. Nors iš principo, jeigu jūs porą metų skirsite šitai veiklai, aš manau, kad paskolų netgi nereikės. Aš nemėgstu paskolų, mes gyvenam be skolų, tai aš kažkaip labai to džiaugiuosi. Aš dar nuo savęs, ką noriu dar pridurti, aš pats su tinkliniu marketingu nesu tiek giliai, ta prasme, pažįstamas, bet apskritai su marketingu tai aš esu pakankamai giliai pažįstamas, aš esu ir mokslus baigęs aukštąjį, kas liečia marketingą ir apskritai dirbu darbą susijusi su tuo dalyku. Ir tos žmonės, kurie yra principingi ir kurie nori rezultatų, aš iš savo pusės, jeigu tie žmonės yra mano komandoje, tai aš tos žmonės iš savo pusės, reiškia, irgi remiu visais įmanomais būdais. Tam, kad jie... Taip, aš parodau šiuolaikišką kelią, kaip pasiekti auditorijas, kaip pasiekti kitus žmonės, kaip papasakoti ir taip toliau ir taip toliau. Tik tai perspėju, su ambicingais žmonėmis, savimotyvuotais aš tai darau. Jeigu ten laiko gaišimas, tai aš tikrai neturiu to laiko labai daug, tai šitoj vietai toks iš karto... Tampi nepatogus, žodžiu. Jo, aš tampu nepatogus, bet tie, kurie savi motyvuoti, aš tikrai esu pasiruošęs padėti kaip tik įmanoma. Nes kai jum yra gerai, yra man gerai ir apskritai visiems yra gerai. Ačiū Dariau už tą komentarą, nes taip, šiai dienai mes jau kitaip matome patį tinklinį marketingą, mes nematome tame, kad reikia rašinėti visiems, žinote, žinutes, lysti į akis ir taip toliau. Ne, mes galim savo vartotoją ir savo partnerį surasti tiesiog žinodami, ką daryti toje pačioje socialinėje medijoje. Tiesiog žinodami, ką daryti, žinodami tikslinę savo auditoriją, žinodami, kokie yra triggeriai pas žmonės, taip, ir žmonės patys atkreipia dėmesį ir jie patys ateina. Nereikia nieko per prievartą čia tempti. Visi atėjo savanoriškai. Tie, kurie atėjo, visi atėjo savanoriškai. Nei vieno, kaip sakyti, varum nevarėm. Ir kas gerai, kad pavyzdžiui, aš tiesiog, dar vienas toksai momentas, ir jeigu jūs svarstysite jungtis į kurią nors tinklinio marketingo kompaniją, taip, tai jūs žiūrėkite keletą momentų. Žiūrėkite, ar ta kompanija yra tiesioginių pardavimų asociacijoje. Taip, čia vienas niuansas. Taip. Žiūrėkite kompanijos apskritai paskutinių 10 metų augimo kreivę. Tai yra labai svarbu. Kompanija stabili, ar jinai krenta, ar jinai auga. Tai irgi yra svarbus faktorius. Žiūrėkite, ar produktas yra patikrintas, perpatikrintas, sertifikuotas, kur gaminamas. Labai svarbu, kur gaminamas. Nes šiai dienai yra kompanijų, kurios gamina nežinia kur produktą. Ir dalis žmonių nežino, ką vartoja. Jūs įsivaizduokit, ten kokio Malaizijoje pilsto, tarsi niekas net neįsivaizduoja, kokia gamykla, kokio lygio, kas ten dedama ir taip toliau. Jokių Europoje patikrų nėra. Čia produktas yra europietiškas, jis yra patikrintas pačioje Europoje vykdomos patikros, taip, GMP sertifikacija ir taip toliau. Tada žiūrėkite apskritai iš marketingo pusės, vienas yra toksai niuansas. Būna tokių situacijų, kad pavyzdžiui, žinot, atsiranda pas žmogų motyvacija, jisai suranda vieną žmogų. Taip? O po to, nežinau, šeima, dar kažkas, tai jūs tiesiog kaip ir liekat nuošaly. Gali būti tokia situacija. Ar kompanijos marketingo planas numato, kad jūs gausite bonusus ir pinigus būtent jeigu bus viena grupė? Nes didžioji dalis marketingo planų nenumato bonusų išmokėjimo, jeigu jūs turite vieną grupę ir neturi šalia nieko. Čia mes turime vieną išimtį marketingo plane, būtent PMO, kad netgi jeigu jūs turėsit, pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad jūsų grupė, aš esu jūsų grupė. Tai jūs kas mėnesį gausite po 5-6 tūkstančius, netgi neturėdami šalia nieko, jokio kito stipraus lyderio arba jokio kito vartotojo. Tai va čia irgi yra marketingo vienas iš niuansų, kuris yra tik PMO. Kadangi kompaniją kūrė žmogus, kuris prieš tai buvo tinkliniam marketingai, jisai buvo geriausias savo kompanijoje ir jisai sukūrė šitą kompaniją prieš 32 metus. Ir jisai eliminavo visus minusus iš tinklinio marketingo apskritai, nuo visos struktūros, paskaičiavimo, išmokų ir taip toliau. Ir dar pasakysiu tokį dalyką, PM marketingo planas pripažintas
sąžiningų, legalių Frankfurto aukštesniajam teisme. Jeigu jums reikia išrašo numerio, aš irgi galėsiu duoti, kur jūs tiesiog rasite patvirtinimą, kad planas yra legalus. Kodėl aš tai sakau, šiai dienai Lietuvoje jau yra nelegalių finansinių piramidžių. Yra. Už ką galima netgi gauti baudžiaką. Baudžiamąją bylą galima užsitraukti. Tai va, žiūrėkite visada, kur dedat pinigus, kaip einate ir taip toliau. Finansinės piramidės dažnai neturi produkto. Tiesiog, žinot, atėjau, įdėjau pinigus, pasikviečiau kitą, tas kitas įdėjo pinigus. Šitie dalykai jie nelegalūs. Tiesiog turėkite omeny. Tinklinis marketingas nėra finansinė piramidė. Tinklinis marketingas tai yra produktas, taip, ir tai yra tam tikras marketingo kelias, kai produktas keliauja pas klientą. Viskas. Taip kaip, žinot, man dažnai sako, o tai vaistinė irgi yra tam tikras marketingas, taip, tai yra platintojas, pas kurį lentynoje stovi produktas ir kuris gauna pinigus už tai. Visi verslai uždirba pinigus. Nėra nei vieno verslo, manau, kad kuris, sakykime, labdara, bet labdara ne verslas iš principo. Nors yra niuansų, taip. Čia Daiva dabar, atsiprašau, Daiva, matau, klausė irgi klausimą. Taip. Kažką tai turi klausimą. Tai Daivutė, prašau, paklauskit, ką jūs norėjote. Labas vakaras visiems. Labas vakaras. Aš man labai taip tokia viena mintis, klausantis užėjo ir tiesiog galvoju, ar klausti ar ne, tai visgi paklausiu, nes po to nemiegosiu, kaip sakau. Tai jūs minėjote, kad labai yra svarbu tą omega naudoti, taip, ten prie tų, tai kaip toks atskiras papildas, taip, kaip aš suprantu, prie to, ką jūs dabar siūlote kaip marketingas, taip. Todėl man iškalbėsiu daugiau iš savo patirties, todėl nes aš gyvenu UK ir aš, kadangi ir studijuoju, ir labai fizinis sunkus darbas, kuris pakenkia emociškai, ir esu turėjusi pogimdyvinę depresiją ir šiandieną ir esu su antidepresantais, todėl aš esu išbandžiusi gal kokių 10, gal daugiau kompanijų, kas liečia Nutrilite, Neolife, ten visokių ten tų pavadinimų ir taip aš suprantu, kad tai yra marketingas, o kaip man dabar atsirinkti, kad jau šitas produktas man tikrai padėjęs, kad būtent aš, tarkim, pradėsiu naudoti, bet kiek tas toksai poveikis pasirodo, po kiek laiko pasirodo tas poveikis, nes naudojant, pavyzdžiui, tą patį zinzino, kurį aš taip pat naudoju omega, ten jūs minėjote, kad jisai tirpus vandenyje. Man taip pat, aš nusipirkau tą tirpų vandenyje, bet aš nematau ten labai didelio rezultato, kuris man duotų, tarkim, ten, kaip sakau, aš paklausiu savo ten tos advisorės, kiek man laiko čia naudot, tai jos man net neturi to realaus atsakymo, kuris man, jūs turbūt suprantate, apie ką aš kalbu, kad vis tiek, kai tu naudoji produktą, tu žinai prenumeraliai, kiek laiko man reikia naudoti produktą, kad aš matyčiau jau savo rezultatą. O ten man sako, tai gal metai, kiekvienam žmogui skirtingai, tai gal 2 ir ta prasme, taip man tai biškį sukelia tokių abejonių šiek tiek, dėl to, kad vis tiek tai yra brangus produktas, taip, tai yra rinkoje labai populiarus, nes visur dabar tas zinzino ir panašiai buvo. Apie šitą produktą aš girdžiu pirmą kartą. Jūs labai teisingai paminėjote taip pat, kad iš 10 žmonių gal 8 bus. Tikrai aš... Jeigu ne 9. Tikrai, ir gal net ir visi 10 iš tikrųjų, nes aš tikrai pirmą kartą matau ir man pasidarė iš tikrųjų įdomu, kas čia per produktas, kuo jis čia toks ypatingas ir kodėl aš apie jį nežinau šitiek metų, kai aš turėjau tokias, iš tikrųjų, gan svarias priežastis, kurios man sukelia negalavimus kiekvieną dieną, kur aš galiu atsikelti, eiti į darbą ir auginti vaiką ir, ta prasme, mokytis universitete ir panašiai. Tai Aš tada, žinot, aš mėgėjau atsakyti ne vienareikšmiškai, vienpusiškai, bet pasakysiu tokius kelis momentus, kodėl mes dar nežinom iki šiol apie šitą produktą. Pirmus 20 metų produktas buvo gaminamas ir parduodamas išskirtinai tik tai vokiškai kalbančiose rinkose. Tai yra Vokietija, Austrija, Šveicarija ir Liuksemburgas. Dėl ko pagaminti šitą produktą reikalingos tam tikros žaliavos.
žaliavų tiekėjų trūksta, normalių kokybiškų žaliavų tiekėjų trūksta, iš tikrųjų yra trūkumas didžiulis. Gauti, pavyzdžiui, sakykime, tą patį švarų brokolio daigų koncentratą yra pakankamai sudėtinga. Arba guava, arba akacijų tam tikrą specialią dervą, labai sudėtinga. Kompanija, kai pradėjo veikti, jai reikėjo 200 kg akacijų, specialios akacijų rūšies dervos. Dabar reikia 200 tonų. Ką jie padarė, jie netgi specialiai išsipirko Afrikoje laukus, kuriuose augina, jie yra patys didžiausi akacijų augintojai pasaulyje. Jie tiesiog daro tam tikrus žingsnius. Ir tai yra vokiečiai. Vokiečiai yra labai preciziški. Jie kol neapgalvoja, jie nedaro žingsnio. Tai ką jie darė, jie iš pradžių maitino tik tai savo vokišką naciją, taip sakykime. Žinot, yra tam tikra dalis, ne vokiško nacizmo. Tai buvo 22 metai buvo Vokietija ir vokiškai kalbančios rinkos. Po to antroji banga buvo, antrasis tas etapas buvo Skandinavija. Skandinavija tai yra tos šalis, kurios už natūralumą, už ekologiškumą ir taip toliau. Ir ten produktas tiesiog išsprogdino rinką, tarsi pačioje Skandinavijoje. Norvegija, Švedija ir taip toliau. Po to pradėjo eiti po truputį į kitas šalis ir dabar mes turime, sakykime, ir tą patį Lietuvą, į Ameriką tik tai dabar pradeda keliauti tenai. Tai kompanija, jinai labai, kaip sakyti, strateguoja ir žiūri, kad užtektų žaliavų, nes žaliavos yra pagal GMP sertifikaciją tik tai iš tam tikrų tiekėjų, ne iš bet ko, nes pagaminti kokybišką produktą tu turi turėti ir žaliavą tinkamą. Ir pats savininkas pasakė, aš nedarysiu jokių kompromisų kokybei. Kokybė turi būti aukščiausiam lygyje. Produktas gaminamas tik Vokietijoje, 2 aukščiausio lygo medicininės paskirties gamyklose. Ir jį pagaminti tam tikrą kiekį irgi reikia, kaip sakyti, resursų. Taip? Tai dabar tie resursai yra didinami, taip yra perkamos papildomos, sakykime, plantacijos, kur augins kompanija pati savo žaliavą, tam tikrą žaliavas pati augins. Tai dėl to mes tik dabar sužinom apie šitą produktą. Dabar grįžtant prie jūsų temos, vienas iš niuansų omega-3 tai yra kraujagyslėms, širdeliai, tai yra mažinti uždegiminius procesus. Pas jūsų situacija yra susijusi su mikrobiota. Mikrobiota tai yra mūsų gerųjų, blogųjų bakterijų pusiausvyra žarnyne. Jinai yra suardyta. Jūs greičiausiai buvot maitinama motinos pienu. Taip, taip. Bet ar galėjo, atsiprašau, kad aš pertraukiau, ar galėjo duoti tą įtaką, čia tik tai klausimas, bet aš tikrai labai irgi pati domiuosi daug sveikata ir maistu ir panašiai, duoti tą įtaką mikrobiotai antibiotikai. 100%. Vieną kartą gyvenime gavus antibiotikus. Man vieną kartą gavus antibiotikų, man buvo bloga, aš niekada gyvenime taip nesijaučiau, kaip ta prasme, aš pasigailėjau. Galiu paklausti, pas jūs apendicitas išpjautas ar ne? Ne. Ačiū Dievui. Čia yra, dėkokit Dievui, kad apendicitas yra neišpjautas. Aš tiesiog pasakysiu čia labai trumpai. Aš žinau, kad gal kai kam nėra tiek įdomu ir tiek giliai, bet kadangi aš pati 20 metų tame gyvenu ir gilinuosi, apendicitas tai yra rezervuaras, kur pasislepia gerosios bakterijos, kai žmogus gauna antibiotikus. Tai yra realiai žudoma viskas. Įsivaizduokit, visa mikroflora yra žudoma, jeigu yra apendicitas, tai ten pasislepia dalis gerųjų mūsų bakterijų. O jeigu nėra apendicito, šakės, ta prasme viskas. Iš principo tai yra blogai. Ir mano viena iš psichoterapeučių dar prieš 3 metus yra pasakiusi, kad 25 metais mes turėsime depresijos pandemiją. Mes turėsim tai. Kodėl? Dėl to, kad realiai žarnynai yra tenai išbalta. Bet dar ir kitų faktorių yra. Aš nesigilinsiu į aukštesnį negu fiziologinis lygmuo, nes dar yra kiti niuansai. Bet esmė tame, fiziologiniam lygmenį mūsų žarnynas ir žarnyno mikrobiota yra atsakinga už mūsų nuotaiką, už mūsų emocinį stovį, už tą depresyvumą, buvimą jo ar nebuvimą ir taip toliau. Tai dabar žiūrėkite, esminis momentas koks. Ryto kokteilyje mes turime Reuter bakteriją. Reuteris yra randamas tik motinos piene. Tie, kurie vaikučiai arba mes suaugę buvo maitinami motinos piene, mes gavom stipriausią užtaisą ir apsaugą iš savo mamų. Bet vienas kartas antibiotikai iš principo gali ten iššluoti visas milijonus, trilijonus ir taip toliau. Ir po to tai atstatyti gali užtrukti laiko. Mes turime konsultaciją su gydytoju dėl 4 metų vaiko, kuriam yra alergija, astma ir labai dažnai serga vaikutis.
gydytoja pasakė tokį dalyką, jinai yra ajurvedos gydytoja, endokrinologė ir jinai yra PM mokslinės tarybos narys. Jinai pasakė, 2,5 metų reikės atstatinėti vaiko žarnyno mikroflorą. Kodėl? Žarnyno ilgis ten 6-8 metrai, įsivaizduokit. Vaikučio mažiau, bet iš principo suaugusio 6-8 metrai. 6 metrus, įsisukit, visą kambarį jums reikia ten atstatyti. Tai va, tai iš principo koks yra momentas. Tai yra gerosios bakterijos, tai yra būtinai tirpios skaidulos ir va Powerį rytiniam kokteilį mes turim tirpias skaidulas. Tirpios skaidulos yra maistas mūsų gerosiom bakterijom. Plus čia yra 2 rūšių bakterijos, viena iš jų yra Euter, plus čia yra netirpios skaidulos, kurios ką daro, valo mūsų žarnyno sienelės šerelius. Nes kuo švaresnis žarnynas, tuo yra palankesnė mikroflora. Tai va šitas produktas, rytinis kokteilis, yra orientuotas būtent į žarnyno mikrofloros atstatymą ir apskritai visą peristaltiką. Plus virškinimą. Nes dabar žiūrėkit dar kitas momentas. Jeigu jūs valgot mėsą, o mėsą blogai sukramtėte ir mėsa gabalais nusėdo pas jūs, iš pradžių į skrandį, po to nukeliavo į žarnyną, žarnynė jinai pūs. Jeigu jinai pūs, dar prisidės blogųjų bakterijų ir ten taip toliau ir taip toliau. Tai ko reikia? Reikia fermentų. Tai fermentai yra rytiniam kokteilį. Fermentai padeda virškinti maistą, skaidyti baltymus į aminorūgštis, riebalus į micelės. Ta prasme, yra daug niuansų. Tuose produktuose, jeigu jūs pradėsit gilintis, tam, kam įdomu, jūs pamatysit, ant kiek ten yra raktinių dalykų, kurie iš viso tvarko daug tokių momentų. Tai jums pagrindas yra žarnyno mikrofloros atstatymas. Tai yra tai, kas yra skirta žarnynui. Ir kada rezultatas pasistebės, aš nežinau, ar Rodriga gali kalbėti. Jeigu Rodriga galėtų kalbėti, tai galbūt jinai galėtų pasidalinti. Rodriga dabar, man atrodo, apie 3 savaitės vartoja produktą, ne? Rodriga atėjo irgi su tam tikrais, sakykime, neaiškiais psichologiniais tokiais momentais, ta prasme, ir tokia ryte atsikelia ir tarsi nuotaikos nėra, ir tarsi, toksai, kaip ir depresyvumas, nedepresyvumas, ta prasme, pas ją, man atrodo, po 1 savaitės akis prašviesėjo ir sako, aš vėl gyventi noriu. Tai produktas veikia unikaliai greitai. Kodėl? Jisai yra skystas, jisai greitai patenka į plono žarnyno vietą. Per plono žarnyno sieneles į kraują absorbcija vyksta po 3-4 minučių. Koncentracija kraujyje pasiekiama 6 kartus stipresnė negu bet kokių tablečių, kapsulių ir panašiai. Tai įsivaizduokit, ant kiek greitai pats produktas jisai veikia. Mes turim va šitą produktą, kurį mes matom, kaip jisai veikia. Aš žinau, kad Darius Aurelijai užtaisė bombą. Jo, savo pasidarė, jisai vyrai, žinot, iš Stomens ir iš Lemens. Aurelija tokia liesutė kudutė, tai jo stiklinę paėmė netyčia. Tai jinai fire buvo, woman on fire. Tai va šitas produktas yra vizualizacija, kaip veikia NTC. Tai yra 3 kaušeliai ir jūs realiai po 5 minučių galite savo akimis ir savo kūnų jausti, kaip veikia produktas. Jūs įsivaizduokit, kaip greitai. Nei vienas kitas produktas. Man gydytojai sakė reanimacijos, sako, mes netgi suleidę į veną, negalim tikėtis tokio greito veikimo, kaip veikia šitas produktas. Taip, Dianai, dar kažkoks klausimas pribrendo? Ar aktyvaizerį? Tikiuosi, Daivutė, atsakiau, bet jeigu jums būtų įdomu, parašykite Dariui Aurelijai, mes galim netgi asmeninę kažkokią konsultaciją pasidaryti ir tiesiog pasikalbėti. Aš matau, kad... Jo, aš norėčiau dėl to, kad čia, žinot, vis tiek turbūt daugiau nori žmonių ir pasisakyti ir pasiklausti. Tai tikrai jo, man domina būtent... Dariau, pasižymėk Daivas ir bendrį. Ačiū labai jums. Taip, tai aš tikrai mielai, aš esu už tai, kad žmogui tikrai padėtų. Mano užduotis čia neįgrūsti tą produktą. Mano užduotis... Tai aš čia tik tai ir atėjau tam, kad atrasti tai, kas tiks, nes aš išbandžiau iki šių dienų, aš tikrai moku labai didelius pinigus tam ir aš nematau rezultatų, aš vis tiek jaučiu tą baimę. Čia sutaupysit, žinokit, šitas produktas. Tai kažkaip norisi vis tiek, kada tu investuoji, tai tu norisi matyti ir rezultatą, kaip ir visame kame. Teisingai, taip Diana, dar aktyvaizai. Tai Daivutei norėčiau pasakyti, kad geriu 1,5 metų šitus produktus, tai jo anksčiau einu miegoti. Šiaip aš prieš 5 metus su jais susipažinau. Pirmą kartą išgėriau, ten tuos rytinį vakarinį ir mečiau, nes man jie buvo neskanus, bet žinau, kokią klaidą padariau. Gėriau šaltus, su šaltu vandeniu. Tai dabar aš 1,5 metų geriu, naudoju ir norėjau dabar paklausti. Aš aktyvaizerį maišau su
tuo pavadinimai tai man labai sunku, žinokit, Yra Basicas, yra Poweris. Vienu žodžiu, Activizer maišau su kam virš 50. Nu, ten 50 parašyti. Taip. Ten gerieji riebalai. Ar galima juos maišyti? Galima. Galima, ne? Galima. Dabar žiūrėkit, prisiminkit, yra pavadinimai yra jau raktinis žodis, ką jisai daro. Basic bazė, Power cocktail, jėgos kokteilis, Activizas aktyvizuoti, Activizas aktyvizuoja bet kurį mūsų produktą. Kodėl? Gerėjant kraujotakai perneša maistinių medžiagų aktyvėja 14 kartų. Tai yra, jūs įsivaizduokit, taip kaip upė teka, ne? Upė teka ir jinai neša, ten visas tas medžiagas. Taip, lygiai tas pats pas mus, kas kraujas teka. Jeigu pas jūs yra šalančių galūnių efektas ir jūs išgėrėt kažkokią tabletę ir jūs galvojat, oi, čia jums dabar jau nuneš. Niekur nenuneš. Klausimas, kaip per žarnyną praeis, o po to klausimas, kaip tas kraujas turi išnešioti. Tai Activizas, aktyvizuodamas kraujotaką, gerindamas kraujotaką, nes dingsta netgi šalančių galūnių efektas. Vat kas turite šalančias galūnės, Activizas jums gali sugrąžinti šiltus pirštus, šiltus padus ir taip toliau. Tai ką jisai daro? Jisai greičiau perneša maistinės medžiagas į ten, kur reikia. Tada, kada reikia ir kiek reikia jūsų organizmui. Tai aktyvatorius, Activizas yra aktyvatorius. Tai jisai gali aktyvizuoti bet kurį kitą mūsų produktą. O Restoratas restauruoti. Tai vat visi pavadinimai, jie labai tokie, žinot, vokiškai, preciziškai sudėlioti, kad nepamirštum. Tiesa, dėl vat šitų, pavyzdžiui, omega 3 buteliukų, ten liuteino ir taip toliau, yra netgi lašiukai. Man dažnai rašo, kiek lašiukų? Va, žmonės, lašiukai. Vokiečiai apie viską pagalvoja. Bet lašiukus rašė buteliukų. Tai omega, kai gėriau, žuvies taukus kai gėriau, tai 30 tuos kelis lašiukus reikia lašinti. Supratau, kodėl man tas buteliukas taip greit baigėsi. Štai ir lašinu, bet labai skanus. Mėnesis 30 dienų užtenka. Bet žinot, ten kartais laša tiek, kad tu nespėjai suskaičiuoti. Aš, pavyzdžiui, nelabai spėjau. Aš taip 5, 10, 15. Ir turbūt kiek esu bandžiau. Nepatinka buteliukai, tai jisai ima tą Generation 50+, ten tiesiog yra paketėlį iš karto. Omega, Q10, liuteinas, izoflavonas ir raudonas žinčenis. Ir iš karto į ryto kokteilį. Tai tiems, kam nepatinka lašintis, yra alternatyva kita. Jeigu jums yra 40, 5, 50, jūs jau galėtumėte irgi pretenduoti tą produktą. Tai va. Kokios diskusijos. Tai va, labai smagu, kad tos diskusijos įvyko. Dabar matau, kad klausimų daugiau lyg ir niekas nebeužduoda, turbūt visiems viskas aišku. Aš tik dar noriu pasakyti dar vieną momentą, kad mes šitą Zoomą įrašinėjom ir aš galėsiu įsiųsti kiekvienai atskirai, tam, kad, tiesiog kitą kartą, žinot, turi laiko dar sykį persižiūrėti ir tos mintis geriau ateina į galvą, geriau kažką tai gali suprasti, nes, pakartojimas visą laiką turbūt yra geriau, negu kad vieną kartą išklausai, čia įėjo, čia išėjo. Tai jeigu kažkas kažkur tai norėtumėt dar kartą gauti to Zoomo įrašą, tai galite ir čia netgi palikti savo e-mailus. Aš tada tais e-mailais išsiųsiu tą įrašą, kad, tiesiog dar sykį persižiūrėti. Tai va, turbūt, nežinau, jeigu klausimų nėra, tai ačiū labai Jolanta už laiką ir ačiū visiems už laiką, kad skyrėte šitą gražią dieną, šitą gražų vakarą. Apskritai Jolantos kompetencija, tai mane kiekvieną kartą vis žavi iki begalybės ir galvoju, va čia tavo svajonė realizavosi, ar ne? Pusė gydytojas ir esi, dar daugiau turbūt, ar ne? Esi absoliučiai turbūt savo vietoje. Aš tiesiog pasidalinsiu su jumis, aš nuo vaikystės norėjau būti gydytoja ir žinote, mano tėveliai, tikriausiai daugelių tėvai vis kažkaip mus paprotina šiek tiek, taip sako, ką tu gydytoja, 9 metai ten mokintis ir taip toliau, eik tu į kokį verslo ekonomiką ar dar kažkur, tai aš taip ir padariau, aš buhalteris pagal pirmą išsilavinimą, tai dėl to man verslas irgi yra artimas, jeigu jums keičia verslas ir ten strategijos yra artimos, tai irgi galima apie tai šnekėti, o šiaip giliai širdyje, iš manęs visi juokėsi, sakė, aš gydytojas su baltų chalatu, bet be diplomo. Tai aš žinokit, su gydytojais labai bendrauju, mes lankomės ir ligoninėse, ir klinikose, Kauno ir Vilnius santariškėse, mes turim savo medikų. Ir man buvo labai keista, aš nežinojau apie Fitline'ą nieko prieš 2,5 metų.
Bet kai susidūriau su šito produktu ir pradėjom kalbėti su gydytojais Santariškėse, pasirodo, kad Santariškių gydytojai jau vežėsi prieš 20 metų šitą produktą į Santariškės. Įsivaizduokit. O reanimacijoje esančios moteris, slaugytojos ten, sakykime, seselės, jos apskritai žino ir gamyklą, kurioje gaminama šitas produktas. Dėl to, kad viena iš gamyklų, kur gaminamas Fitline'as, tai yra Nutrichem Diet, tai yra gamykla, kuri gamina zondinį papildomą maitinimą reanimacijoje esantiems žmonėms. Ir ten pat gaminamas Fitline'as. Tai moteris iš reanimacijos, iš Santariškių, jos sakė, kad mes šitą gamyklą labai puikiai žinom ir, ta prasme, tai yra labai aukšto lygio gamykla. Ten gaminami ir mišinukai neišnešėtukams. Tai susivaizduokit, kokio lygio medicininės paskirties gamykla ir Fitline'as jis irgi ten gaminamas. Tai va, tai tiesiog, aš kaip sakau, jeigu mes turėtume dar daugiau laiko, tai aš jums apskritai atskirą paskaitą apie visas. Net nebejoju. Šiandien gana, bet man tokia mintis ir, žinot, kilo idėja, galbūt netgi, sakykime, pavyzdžiui, daryti kažkokias tikslinius susitikimus, nes yra, pavyzdžiui, kam įdomu depresijos atvejais, kam įdomu menopauzės atvejais, kam įdomu venų varikozės, kam įdomu dar kažkas. Tai irgi yra toksai niuansas, nes tai yra tam tikros žmonių grupės, kuriems tai yra aktualu, tai yra skausmas, kurį jie išgyvena ir tiesiog galima padėti žmonėms. Padėti, kai jie sąmoningai prieis prie šitos temos, tai jie tiesiog galės savo tikrai pagelbėti labai labai. Mes galėsim pakalbėti apie tai, kaip pasiekti tos žmonės. Taip, taip. Tai gerai, tai ačiū labai, ačiū Dariau, ačiū Aurelija už idėją. Ačiū Jums visi. Taip, ačiū visiems, kas buvote šiandien su mumis. Visiems sveikatos ir žinokite, kad brangiau už sveikatą yra tik tai jos gydymas. Tikrai taip. Tikrai taip. 100%. Ačiū visiems. Gero vakaro. Va, matau, ateina e-mailai. Taip, ateis, dar palauksim šiek tiek. Gerai, dar lūktelėsim kelias minutės. Ačiū tau, Jolanta, ir iki malonaus kitą kartą. Iki kas.